Labą dieną visiems, sveiki sugrįžę į mėgstamiausią jūsų challenge nuo 1000 iki 100 tūkstančių, kur vasario 1 dieną mes pradėjom šitą challenge ir šiandien turim Liepos 12 ir turim 17 775 dolerius. Čia matom paskutinę statistiką, ar ne, paros, 7 dienų, 30 dienų ir galim pažiūrėti, kaip ta Liepa atrodo. Tai Liepa tikrai atrodo neblogai, turim apie 1200 profito, aišku, birželis buvo nerealus. Birželis buvo stebuklingas. Kol kas pats geriausias mėnuo, kur uždirbom 4500, gegužė taip pat labai gera buvo 4200. Tai Liepa akivaizdžiai yra kol kas, bent jau kol kas, silpnesnė. Faktas, kad į patį mėnesio galą gali sukristi irgi, pavadinkim, kortos ir gali likvidumas padidėti ir visa kita, nors aš to nesitikiu. Jeigu žiūrint taip optimistiškai, tikėčiausi, kad mes uždirbsim Liepos mėnesį kokius 3200, kas būtų jau tikrai labai gerai ir būčiau pilnai patenkintas. Per Liepos mėnesį iš esmės norėčiau, kad mes pasiektumėm iš viso, ar ne, tą išsvajotą 20 tūkstančių ir turėtumėm dar vieną milestone, ar ne. Tai dar vienas dalykas, ką noriu pridurti, jeigu jūs domina šita būtent automatizuota, ar ne, sistema, tai kai pasieksime 20 tūkstančių, tai kainos vėl augs tiek challenge boto, tiek ir 10K boto, apie kurį mes dar pakalbėsim, tiek apie patį paketą, kur įeina ir challenge botas ir 10K botas. Kas nesat susidūrę, tai šitie botai dirba visiškai ir ne automatiškai, jų nereikia niekaip prižiūrėti, juos galit prisijungti prie savo exchange'o ir jie tiesiog darbuojasi. Viskas yra labai paprasta, turim tutorialus ir jeigu norit ar ne prisijungti prie šito tradinimo ir norit pasidomėti, tai tiesiog ant bet kurio video paspauskit, rasit štai tokį aprašymą botas ir bus telegramas. Ant telegramo paspaudžiat, paspaudžiat ant kanalo ir preview channel ir čia matysit visą naujausią informaciją. O taip pat galėsit ir su mumis privačiai susisiekti. Tiesiog prašykit žodį ir atsiųsim jum info. Taip pat turim, ar ne, ir mūsų kanale labai daug video, kur mes nuo vasario 1 dienos, ar ne, pradėjom šitą challenge, tai galima atsiskrolinti iki pat pirmo video, tiesiog pasižiūrėti savaitę po savaitės, kaip viskas įvyko. Tai va, tai toliau gražiai darbuojamės, botas challenge'o būtent šitas yra pilnai išbaigtas, nieko jam daugiau netrūksta, nereikia, būna vienas kitas kažkoks tai pakeitimas, kur grupėje aš update'inu, kaip sekasi su juo, bet daugiau iš esmės viskas yra su juo labai gerai ir toliau jisai štai taip darbuojasi. Tai va, norisi Liepą užbaigti stipriai. Tikslas tikrai yra, kad pasiektumėm tus 20 tūkstančių, iki 20 tūkstančių mums grubiai trūksta 2200 iki mėnesio galo, kas manau tikrai yra įmanoma, o jeigu nepasieksim irgi nieko tokio, per rugpjūtį tikrai uždarysim. Toliau keliaujam, ar ne, 10K botas. Tai 10K botas jisai buvo pradėtas, kaip matot, gegužės 9 dieną, vėlgi turim 12 ir per kiek daugiau negu 2 mėnesius turim 35 200. Daily profits, kaip matom, sviruoja. Turim įvairiausių, turim dienų, kur mes čia pati bombiškiausia diena buvo, kur 3700 uždirbom, čia turėjom 2900, bet taip vidutinė grąža, ypač paskutinė nuo 26 dienos yra labai graži. Tai mes turim kur 400, 300, 200, labai gražiai viskas, ar ne, ir vidutinė grąža tikriausiai tarp 300-400, kas ir turėtų būti 10K bote. Tai va, hold time'as, tai va turėjom labai stipriai užkilusi iki 31 valandos, tai reiškia vienas tradas užtrunka būtent tiek. Faktas, kad botas atidarinėja daugiau tradų, jis atidarinėja po 3, 4, 5 tradus, tačiau kai pastringa, tada faktas ir profitas yra mažesnis, kai tradas užtrunka ilgiau, mes norim, kad tie tradai būtų kuo trumpesni. Bet matome, kad pasitaisė marketas ir iš karto sumažėjo, ar ne? Tai va, iki 2 valandų, dabar 2 valandos 22 minutės, viskas šitoje vietoje tikrai labai tvarkoj. Win ratio mažiausiai buvo 96%, tai čia
Tiesiog nerealu. Didžiausi laimėjimai, didžiausi pralaimėjimai, kurie buvo, kai tiktai mes pradėjom ar ne dirbti su šituo botu, tai turėjom vat ir $200 minusų, turėjom 180, 188, bet paskutiniu laikotarpiu tų pralaimėjimų beveik neturim, ar ne? -14, -42, -12. Paskutiniu metu labai gerai darbuojasi. Stipriausios poros ir treidai per dieną. Tikrai matome, kad Liepos mėnuo tikrai pakankamai silpnas, mažai likvidumo, palyginus ar ne su gegužės ir birželio mėnesiais. Ir tai yra normalu, nes tai yra vasara, yra Liepos mėnuo, bet tačiau vis tiek botas tikrai puikiai darbuojasi, tai reikia iškęst tą vasaros laikotarpį ir rugsėjį mes labai stipriai sugrįšim. Tai vat ir net nereikia nieko kęsti, nes tiesiog puikiai darbuojasi. Taip pat mes galime eksportuoti ar ne visus duomenis, eksport CSV failus ir JSON ir taip pat per AI, kai išspjauna ar ne mums visus duomenis, nes čia turim tiesiog tūkstančiais treidų, mes galim optimizuoti tą botą ir mes galim ar net padaryti taip, kurios poros yra ar ne stipresnės, kad labiau jas treidintų, kad po to galėtumėm padidinti ir pataikymo procentą ir taip pat sumažinti ar ne vieno treido laiką, kas yra labai svarbu. Ir čia matosi patys treidai, treidinam labai daug porų. Porų atrinkimas yra, kaip pasakyti, labai specifinis, nes mes ir pagal likvidumą atrinkinėjame ir pagal įvairiausius filtrus, kur labai nenoriu čia įeiti dabar į tą techninę pusę, nes su daugumu narių, kiek esu diskutavęs, tikrai yra kas labai daug naudoja botus, tai tiesiog, kad duočiau, ar ne, kaip sakant, recepto, kaip aš viską ką darau. Tai va, tai taip viskas atrodo, labai gražus profitukai, po truputėlį kaps, ar ne, čia scalp botas yra, bet va turim ir didesnių, kur po 14 uždirbo, ar ne, dolerių ir 14, žiūrėkim, gal dar kažką užgaudysim 34, bet šiaip jisai skalpina savo puikiausiai. Tai va, tai taip atrodo mūsų challenge botas ir jo rezultatai. Taip pat taip atrodo mūsų 10 K botas ir jo rezultatai. Ir taip pat turime Altcoin Season ar ne indeksą, kuris dabar yra 53, truputėlį paaugo vėl, bet vis tiek mes esame ties viduriu. Ir tikrai vasarą nieko ypatingo galim nesitikėti. Ko galim tikėtis, tai mini Altcoin Season, ar ne, kai truputėlį žaibiškai pakyla kai kurie altcoinai, ar ne, ten koks, nežinau, 20-30 jų, ir tada šiek tiek likvidumo yra įnešama į rinką, tada tokiu atveju taip. Tačiau, kad mes tikėtumėmės, kad čia dabar kažkas jau bus, nors prieš metus ar neturėjom Bitcoino aukščiausią kainą 126 tūkstančius ir kad dabar po metų vėl mes turėsim kažkokį Altcoin Season runą, kad turėsim tą patį Bitcoiną, kad jisai kils labai stipriai, aš tuo labai abejoju. Rudenį mes sugrįšim, turėsim daugiau likvidumo, galėsim range'us treidinti, bet kažkas, kad būtų ypatingo šitoje vietoje, tai tikrai ne. Mes turim, kaip sakant, vėl pavienius coinus, kurie žiauriai gerai darbuojasi, žiauriai sukyla, bet tai yra išimtis taisyklėje. Dauguma coinų, kaip matot, labai lygiai tiesiog per laiką krenta, o turim vieną kitą išsišokėlį, kuris taip pat ateina į rinką, jeigu mes jį užgaudom, puiku, jeigu ne, tai ne. Tai vat, tai šiam kartui tiek, tik norėjau tokį update padaryti, tikrai daug klausimų gaunu dėl paties boto, ar sunku jį naudoti, ar sunku susijungti, tai jeigu domitės ir norit savo tradingą automatizuoti, norite ar ne, tai pasakyčiau, pasyviai gan investuoti, tai susisiekit su mumis ar ne per Telegramą. Tiesiog ant bet kurio video paspauskit, parašykit mums žodį botas į Telegramą. Ir gali taip pat nuėję mūsų kanalą pasižiūrėti kasdienius rezultatus aš čia įkeliu, taip pat įkeliu ir į patį Instagramą. Tai va, ir jeigu susidomėsit per ilgesnį laiką, brūkštelkit mums žinutę, atsiųsim jums bendrą informaciją apie botą, o taip pat galėsit paklausti, galbūt turėsit kokių specifinių klausimų, galėsim gyvai pabendrauti ir atsakysim į visus jūsų klausimus. O taip pat, sakau, irgi labai svarbus dalykas, kad botas, sakau, artimiausiu metu brangs. Kai mes surinksim 20 000 USDT ar ne balansą ant challenge boto, principė visi botai
brangs nuo to taško ir man atrodo toj vietoj jau mes truputėlį apsistosim su kaina ir kitas kainos kėlimas gal bus prie, tarkim, jeigu pasieksim prie 50 000, man atrodo, ane, ir kol kas laikysim. Tai bus toks jau vienas iš didesnių ir paskutinių boto kainos kėlimas, o daugiau jau tikriausiai ir kurį laiką nebedarysim, apsistosim, tiesiog toliau ar ne mėginsim tobulinti visą sistemą, padaryti galbūt dar naujų botų, specializuotų botų, bet kol kas puikiai tiek challenge, tiek 10K botas darbuojasi. Tai vat atrodo viską išsakiau, kaip viską galim ar ne naudoti, jeigu norit jūs irgi prisijungti, treidinti, kad ir per tą patį Vexą, Bybitą, Bitgetą, Bluffin, kad ir kokią ar ne platformą, viską galima pasidaryti ir galima pasidaryti gan lengvai. Patį botą yra susijungti 15-30 minučių reikalas. Tai vat ir viskas. Šią savaitę, ateinančią savaitę, šiandien sekmadienis, yra labai daug reikalų, tai dėja neprisėsiu labai stipriai prie techninės analizės. Pasistengsiu kitos savaitės gale kažkokį update'ą padaryti apie savo ar ne techninę analizę, kaip atrodo mano Bitcoino shortas, bet kadangi, sakau, vasara, to likvidumo pernelyg daug nėra, tai tiesiog nėra ką ir update'inti per daug. Tai vat, kas dar vienas iš exciting dalykų yra, kad mes turim ar ne šitą challenge playlistą, kur galit visus challenge video pažiūrėti, kaip jisai vykdomas, kokie rezultatai, kaip sekėsi ar ne per visą laikotarpį. Turim techninės analizės taip pat video, turim vlogus ir vienas žiauriai exciting dalykas, kad turėsim trečią playlistą susijusiu su ilgalaikiu investavimu. Tai aš jau esu labai excited ir tas playlistas artimiausiu metu ir ateis, man atrodo, galbūt Liepos gale, galbūt rugpjūčio pradžiai matysim. Labai labai esu excited ir manau, jum taip pat bus naudinga ir turėtumėte irgi jau laukti tokio dalyko, tai toks mažas snipetas, kad bus smagu. Tai va šiam kartui tiek, palieku su tokia nuotaikėlė ir tikiuosi susimatysim jau kitame video. Jeigu norit susisiekti, būtinai parašykit ir pasitengsim jums atsakyti į visus jūsų klausimus ir galbūt prisijungsit prie mūsų. Tai vat, gražaus likusio savaitgalio ir iki.